Sveiki dar kartą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė grįžo į aikštę ir po 10 dienų pasiruošimo stovyklos pralaimėjo Estijai. Kauno Žalgirio arenoje kelių tūkstančių žiūrovų akivaizdoje lietuviai neturėjo iniciatyvos, žaidė lygiai, kol galiausiai per pratęsimą 108-110 pralaimėjo estams. Ta pati Lietuvos rinktinė netrukus turės įveikti nebe estus, o Serbiją, Turkiją ir bosnius. Kitaip nepateks į pasaulio čempionatą. O toliau Lietuvos krepšinėje skambus planai ir keistoka realybė. NCAA studentų lygos komanda iš Arizonos nepasikovė net su rezervinė Lietuvos rinktinė. Poryt šeštadienį ta pati Arizonos Wildcats turi žaisti su pagrindinė Lietuvos komanda. Bet jau pati kalba, kad gal ir nereikia. Lygių skirtumų, sako, suprato. Kokia tada nauda iš esmės Lietuvos krepšiniui ir kaip tai padės kovoms su turkais ar serbais, kol kas nepaaiškina niekas. O tikrai išsamei apie įspūdžius rinktinėje prabilo Matas Buzelis. Neįprastas vakaras Jonavoje. Čia atėjęs sirgaliai tikisi pamatyti, kaip atrodo talentingas Jungtinių valstijų jaunimas. Kas iš tiesų ta Arizonos Wildcats komanda, kuri neva mes iššūkį pagrindiniai Lietuvos rinktiniai, besiruošiančiai kovoms su serbais, turkais ir bosniais. Bet jau pirmos kelios minutės labai rimtai nustebina. Gal tai tikrai nesėkmingas vakaras varžovams, bet aikštėje dominuoja Lietuvos rezervinė rinktinė. Svarbu pabrėžti, kad rezervinėje komandoje yra net ne LKL, o NKL lygio žaidėjų. Taip pat 3-3 krepšinio atstovų. Mums tai gera pamoka. Sunkios buvo rungtynės. Labai gerbiu Lietuvos krepšinį. Pirmavę ir 20 taškų lietuviai laimė 99-88. Amerikiečiai sako, daug išmoko, rezerviniai komandai irgi patirtis. O kas laukia poryt su tikrąja Lietuvos rinktinė? Klausimas, į kurį vakar neatsakė net ir Rimas Kurtinaitis. Spėju, kad mes tiesiog nenusipelnėme galimybės žaisti su pagrindinė komanda. Nenustebčiau, jei vėl žaistume su B komanda. Kaip sakė treneris, nenusipelnėme. Jeigu būtumėm šiandien prieš pagrindinę žaidę, turbūt žymiai blogiau būtų buvę. Nežinau, ten vyksta kažkokie procesai. Jūs turbūt geriau žinot, jūs ten domitės, aš tai nelabai. Taigi taip ruošiasi Lietuvos krepšinis. Viena aišku, kad pagrindinė komanda tikrai žais su NCAA čempionais iš Mičigano. Šios rungtynės sekmadienį. O štai kaip apie patirtį Lietuvoje, tiksliau konkrečiai patirtį šioje rinktinėje prabyla Matas Buzelis. Tikrai turėjau sunkumų. Nebuvo lengvas ir geras mano krepšinis. Labiausiai dėl to, kaip skiriasi NBA ir Europos krepšinis. Turi mažiau vietos aikštėje, turi aukotis už komandą. Tikrai turėjome bėdų ir su mano pozicija aikštėje, bet toliau nenoriu plėstis. Bet kokiu atveju puikiai patirtis. Vėliau priduria, kad tai atsakomybė, kurios dar nėra jautęs. Tai visiškai kitoks jausmas. Jauti, kad visa šalis tarsi ant tavo pečių. Visi stebi ir visi laukia, ką padarysite. Gilus ir stiprus jausmas. Lietuvos rinktinė kitą penktadienį žais su Turkija. Paskutinę vasaros dieną su Bosnija ir Hercegovina. Iš 6 grupės komandų į pasaulio čempionatą pateks 3.